važiuojam? Važiuojam. Kur važiuojam? Nežinau. Kažkur į pietus. Ant Lenkijos dabar, o paskui žiūrėsim, kur. Jeigu norit, važiuojam kartu. Važiuojam. Prisijung. Jau prisijungkit prie mūsų. Jau Lazdijus pravažiavam, tuoj važiuosim į Lenkiją, o toliau žiūrėsim kur. Lipsim į kalnus. Gal ir į kalnus lipsim, gal ir po vandeniu lysim, neaišku kur dabar mums. Tai važiuojame per Lenkiją, kalbamės, klausomės muzikos ir gėrimės, džiaugiamės labai gerais Lenkijos keliais. Lenkijos keliai tikrai lygūs, gerai suženklinti ir jokių priekaištų Lenkijos keliams neturim. Važiavę kelius šimtus kilometrų nutarėme sustoti nakvynei. Sekundę 10. Labas rytas. Tai va, permiegojom tokioj neramioj vietoj. Bet įsimiegojom gerai ir važiuojam toliau į pietus. Geros kelionės. Kažkiek pavažiavę įvažiavome į Slovakiją. Prasidėjo kalniukai, Slovakijos keliai taip pat buvo neblogi. Važiavome vaizdingomis vietovėmis, per miestelius, per kaimelius, ant kalnų kai kur matėsi pilys. Tatruose mes esame viešėję prieš kažkiek tai metų, gyvenome kaimelyje Štirba. Visą savaitę laipiojom, vaikščiojom po kalnus. Tatrai yra gražų, žali kalnai, gerai paruošti turizmui ir labai lankomi turistų. Tai yra arti Lietuvos esantys kalnai ir jeigu nesate dar buvę juose, rekomenduoju apsilankyti. Mūsų planas buvo pasiekti aukštuosius Tatrus ir numatytose vietose prisiparkavus pabūti bent vieną parą, o gal ir dvi. Atvykus į Tatrus paaiškėjo, kad tą dieną ten vyko didelė šventė, vyko prekyba, labai daug žmonių buvo, visi kempingai ir parkingai buvo užimti. Todėl mes apsisukome ir nutarėme ieškoti kitos vietos. Sinoptikai taip pat nieko gero nežadėjo, jie žadėjo 2 lietingas ateinančias paras, todėl manau, kad teisingai pasielgėme, kad nutarėme išvažiuoti iš čia. Ramią vietą radome tarp aukštųjų ir žemųjų Tatrų, prie nedidelio ežeriuko. Čia nutarėme papietauti
ir važiuoti tolyn. Po pietų privažiavome Syvą Bradą kaimelį, kuris turi mineralinių šaltinių. Čia burbuliuoja po žemę. Ir čia geizeriai. Čia yra 12 mineralinių šaltinių, kurių vandenį gydomaisiais tikslais naudoja vietiniai žmonės ir taip pat atvažiavę iš svetur. Toks jausmas, kad ant vulkano užlipo. Istoriškai svarbi Syvą Bradą bažnyčia buvo pastatyta apie 1700 metus. Čia yra Syvą Bradą geizeris, kuris kažkada trykšdavo iki 15 metrų aukščio. Aš net nežinau, ar jis dar kartais suveikia, ištrykšta ar jau ne. Dar truputį pavažiavę susiradome nakvynės vietą prie Spisa Capitula. Spisa Capitula yra turistų labai mėgstama ir populiari vieta dėl nuostabios panoramos į Špico pilies kalną ir dėl savo istorijos ir architektūros. Pagrindinis Kapitulos pastatas yra Spisko katedra, pastatyta 13 amžiuje. Ši katedra yra puikus gotikinės statybos pavyzdys. Kapitulo teritorijoje taip pat yra kiti istoriniai pastatai, tai ir Spisko katedros biblioteka su archyvu. Čia seni vartai kažkokie įdomus. Spisko Capitula yra UNESCO paveldo objektas dėl savo istorinės svarbos ir architektūros.
ramiai praleidę vakarą ir gerai įsimiegoję. Kitą dieną pasukome į pietus, išvažiavom.